Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Išsirinkit iš tų kortų, kuri jums geriausiai patinka ir kada tik norit. Ir pasakysiu. Na, pirmoji korta, čia jau matosi, kad jau gundytojas. Tai velnias. Tai gundytojas, tai toksai veikėjas, kuris savo įtaką valdo kitus, įtikinėja kitus ir priverčia juos daryti tai, kas jam patinka. Jūs rytoj turėsit šitą galią, šitą valią ir šitą įtaką. Ir galbūt, na va taip švelniai, linksmai, taip apsukriai, truputėlį klastingai ir darysit įtaką kitiem. Jeigu jūs pardavėjai kokių nors dalykų, tai rytoj jūsų diena. Jeigu jūs reklamos gamintojai, tai irgi jums seksis labai puikiai. Ir iš viso atkreipkite dėmesį į savo šitą, truputėlį tokį suktumą, truputėlį apsukrumą. Visi mes turim visokių savybių. Tai rytoj jums prisireiks šitų. Arba ne tai, kad prisireiks, jūs norėsit jas panaudot. Na, kažkaip tai. Gal jums reikės šito. Jums reikės šituo užsiimti. Aš nesakau, kad jūs kažką darysit visiškai nelegalaus, bet truputėlį kartais pagudraut, kažkaip, kaip čia pasakyti, nemeluot, bet truputėlį pagražint, papataikaut, ką nors prajuokint, ką nors kažkokių oratorinių gabumų atskleist, kad apie jūs kiti galvotų geriau negu yra. Kartais tai yra labai linksma ir kartais mums tai labai patinka. Ir pasinaudokit ir visai nieko nebijokit. Visai nebūtinai kasdien, bet rytoj bus tokia diena, kai jūs taip ir padarysit. Na, čia mylimieji. Kažkodėl čia jiem paslinko galvas. Bet tai ir nesvarbu. Paslinko galvas ar nepaslinko. Vis tiek tai yra, ir šita buvo poros korta. Bet šita yra šiek tiek kitaip. Čia jau jūs abu sieksit vieno tikslo, darysit panašius darbus, jūs norėsit būti kartu, jūs norėsit kažką daryti kartu, be jokio, kaip čia vėl praradau žodį, be jokio apsukravimo. Jūs tiesiog norėsit būti kartu, daryti kartu su savo mylimoju ar savo artimuoju, ar su tuoktiniu, ar gal su kolega kažką labai svarbaus, labai naudingo jum abiem. Tai galbūt bus sandoris versle, tai galbūt bus koks meilės pasivaikščiojimas. Jeigu jūs ieškot meilės, tai jau meilė jum ateina pro duris, daugiau galit nebevargt. Bet kas ieško ne meilės? Meilės ieško visi. Bet be meilės dar ir bendradarbiavimo, kažkokių sunkių darbų veikimo kartu, ar kažkokio plano vykdymo. Tai rytoj tokia diena jūs kartu su kažkuo darysit darbus, galbūt stumsit kokią mašiną įklimpusę. Irgi labai gerai pasakiau, jo. Žodžiu, jums reikės pagalbos, kažkam reikės jūsų pagalbos, jūs būsit kartu ir jums tai patiks ir jūs tai džiugins.
penkių, o čia iškrito 2. Nu, šį kartą vėl bus 5, kartais taip atsitinka, patys žinot. Žodžiu, čia buvo jos 3. Visi matė 4 iš viso, o yra 5. Tai dabar mums reikia susitart, ar šitą kortą imam kaip papildomą, ar kažkaip, na, jūs patys nuspręsit. Bet šitą kortą, kuri iškrito savanoriškai, savavališkai, tai yra šventės korta. O gal tai visiems jums tokia papildoma, kas žiūrės nuo pradžios iki galo. Tai va, tai yra šventės korta. Tai situacija, kai jūs turit ką atšvest ir turit su kuo atšvest ir jums labai linksma atšvest. Jūs galit pasidžiaugti savo laimėjimais, kitų laimėjimais. O gal ne jokiais laimėjimais, tiesiog malonė situacija, tiesiog gražių vakarų, gražia diena. Ir įsipilsit putojančio limonado, tik nepadauginkit. Ir savo pasibūsit, pasišoksit labai siauram draugų rate. Tai tikrai nebus didžiulis planuotas balius, tai bus netikėta, maloni šventė ir jums bus labai linksma ir visiems kitiems taip pat. O 4. variantas eis padirbėt. Na, visai neseniai mes čia turėjom padirbėjimo kortą. Matyt, kažkas vis tiek turi smarkiai dirbti. Bet jūs dirbsit ne veltui, jums tai labai apsimokės. Jūs padarysit daug darbo, galbūt jums tas darbas susikaupė, jūs nespėjot ar patingėjot, gal jūs norit padirbėti, o paskui eit atostogų. Kaip ten bebūtų, diena bus sudėtinga, diena bus darbinga. Darbo jūs turėsit energijos, tam nešuliui nunešt, kur jums reikia, jūs turėsit ir jėgų, ir energijos, ir jūs jį nunešit, ir niekas tuo neabejoja. Ir jums tai apsimokės, nors ir lengva nebus, bet ir nuobodu nebus. Ir jėga, didžioji jėga, stiprioji jėga, galva irgi paslinkta. Na, čia toks menininkas labai jau su fantazija pasitaikė, bet kortos vis tiek gražios. Ir šita korta sako apie tai, kad jūs turit tokią švelnią, bet labai galingą jėgą. Jūs nemojuojat rankom, jūs nemėtot puodukų į veidrodžius, jūs netriukšmaujat, jūs tyliai, ramiai, bet atkakliai siekiat savo tikslo ir jį pasiekėt. Jums niekas nedrįsta prieštaraut, nes jūsų valia tokia galinga, kad niekam ir į galvą neateitų. Ir jūs taip ir tvarkot rytoj savo reikalus, taip ir tvarkysit. Lėtai, ramiai, atsakingai ir labai sistemingai, ir labai nuosekliai, ir viskas bus taip, kaip jūs norėsit. Ir nelabai yra čia ką ir pridurt. Šitą savo jėgą jūs seniai žinot, jūs ne visada jas naudojatės, o gal ir visada. Bet rytoj pasinaudokit būtinai. Būtinai stebėkit, kaip viskas aplink jūs jum palankiai klostosi ir visi jum pataikauja. Ir kaip jum atsidaro visi keliai, kaip atsirakina visos spynos, kaip visi šuniukai jūs praleidžia užeiti į vidų net nelodami, ir kaip visi šviesaforai dega žalia šviesa, ir tai jūs žinoma džiugina, abejoti nėra kuo.